Laidą pristato didžiausias transporto skelbimų portalas autoplius.lt. Ir šiandien mes vėl apie tą patį, apie mūsų sėkmės ir nesėkmės keliuose. Sveiki, reido žiūrovai. Stataus skersą, štai tokiu šūkiu papuoštas automobilis BMW pasidarbavo Vingio gatvėje, pasištiškęs į dvi kelkraštyje stovinčias mašinas. Du girti piliečiai nesutarę, kuris vairavo Ford Sierra iki avarijos, nutarė pasikasinti į reido eterį. Blaivas, tačiau girtas. Nekaltas dėl avarijos, tačiau kaltas. Šią painę istoriją netrukus pamatysite kelių ir klystkelių kronikoje. Savaitės skaičiai, bet Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos biuro inspektorė Virginija Radivonienė. Per praėjusią savaitę Klaipėdos mieste užregistruoti 23 eismo įvykiai. Iš jų 2 įskaitiniai, kurių metu žuvo vienas žmogus sužeistas. Kelių eismo taisyklės pažeidė 517 eismo dalyvių, iš kurių net 21 vairuotojas transporto priemonę vairavo būdamas neblaivus. Pripažinkime, juk mūsų kraštuose tokios žiemos baltos, ilgos, visai nespeiguotos, žodžiu, akiai ir jausmui malonios seniai nebuvo. Ypač mūsų kraštuose, kur anksčiau bet koks žiemos pasirodymas būdavo netrukus nupilamas lietumi. Tai čia akiai maloni žiema, o vairavimui tai tikrai ne. Penktadienį pirmąją statistinę laidos reidas dieną apie 7:30 ryto kelyje Šilutė Klaipėda, netoli Dumpių kaimo, dar neprivažiavus vadinamųjų linksmųjų kalnelių, buvo nesuvaldytas automobilis Audi 80. Lenkiau, sumėtė ir viskas. Tapo nevaldoma mašina. O va toksai kelelis buvo, va toksai? Jau biškį pakraštį išvažiavau, iš asfaltų matyti ir vėl užlipau ir sumėtė. Bet tai nebuvo čia susidūrimo, kaip iš pradžių žmonės skambino, sakė, kad su maršrutiniu susiturta. Ne, tas, kur iš paskos važiavo, jis kažkaip išvengė. Taigi, slidus kelkraštis, jis aišku nelygus, kito automobilio lenkimas tokiame kelyje, tai visos prielaidos neišsilaikyti ant kelio. Automobilyje buvusi kūdikį išgelbėjo tai, jog jis buvo saugiai įtaisytas į specialią kėdutę. Per avariją nukentėjo 12-metė keleivė, mergaitei, kaimyno vežta į mokyklą, sukrėstos galvos smegenys, kairiame smilkinėje žaizda sumušta dešinė ranka ir koja. Mergaitė buvo išvežta į miestą, į vaikų ligoninės traumatologijos ortopedijos skyrių. Tuo pačiu metu, tai yra tą patį apsnigtą penktadienio ryto, kito piliečio kelionė į mokyklą taip pat baigėsi avarija, kai Vingio gatvėje jo nesuvaldytas automobilis BMW tieškėsi į kelkraštyje stovinčius 2 Opelius – Astra ir Kadetą. Astra dar visai iki avarijos buvo važiuojanti, ateina šeimininkė, kad važiuotų į darbą, o čia šėtau. Išėjau važiuoti į darbą. Į darbą šėt važiuoti? Žiūrit, berniukai jau stovi. BMW aname gyvenime būta tikro bimbalo. Kažkada jis buvo papuoštas lipdukais, stataus skersą, suprask moku slysti šonu. Ant priekinio stiklo puikavosi užrašas ubagai. Žodžiu, kažkada tai buvo bimbalo etalonas. Kol prieš 2 savaitės jo neįsigijo moksleivėlis ir pavarė štai taip, nevaikiškai į mokyklą. Iš trečios pavaros antrą jungiu sumėtę prieš perėją. Ant tokio kelio tu dar pavaras taip junginėjai. Pristabdžiau ir antrą jungiu. Jau net greičio net nebuvo ir jau. Žinok, vasarą būtum išsilaižęs galbūt. Dabar ant staras. Tai va, kiek vairuoji jau? Nu kiek? Kiek, man, ne. 8 mėnesių. Tai net neštumo nevairuoji. Nu matai, pavarėsi. Pavarėtų čia nevaikiškai. Vienas važiavai? Ne. Tu gerų įspūdžių turėjai? Jo? Pasidinėjau. Stažas pusę metų prie vairo. Variklis 103 kW. Tiesa, padangos naujos ir net automobilis apdraustas brangiuoju draudimu, bet kai kojos ant pedalų dirba ne pagal rankas ant vairo ar bėgių svirties, tai yra nesunku pastatyti skersą ar pastatyti pėsų tokį bimbalą Vingio gatvėje. Šis siužetas bus apie spalvas. 2 spalvas – balta ir balta. Penktadienį prieš vidurdienį kelyje Jakai Dovilai susidūrė 2 baltos spalvos automobiliai – Mitsubishi Space Wagonas ir Volkswagen Golfas. Avarija vyko, kai prieš aibę reikalų turinčio Mitsubishio vairuotojų nosį išlindo Golfas iš šalutinio kelelio. Visi gyvi sveiki? Jo, visi gyvi, tik moteris kažkur sėdo ir išvažiavo ar namo, ar kur nežino. Nesupratau. Dabar laukiu policijos, paskambinau į policiją. Aha. Sako, dabar, nepildom tų dokumentų, bet aš važiavau, palikau žmoną, laidojimą, ten, 12.
ir važiavau pasiimti savo tėvų. Aha. Ir važiuoti jau pusę pirmos turi išvežti močiutę mano žmonos. Ir važiavau čia. Važiavau, aš kiek čia... Jūs pagrindiniu keliu važiavo? Va čia važiavau, iš Klaipėdos 60 km gal per valandą. Aha. Čia tik važiavau 60. Važiavau ir čia stovėjau ir staigiai būnu išvažiavau, aš net nespėjau ant pedalų užminti, į blemba kaip dėjau ir paskui žiūriu. Viskas jau čia sėdžiu blemba, o mano draugo, mamos mašina. Ai, supratau, net ne tavo mašina. Net ne mano, aš pravažiavau iš Anglijos irgi taip staigiai palaidot močiutės žmonos, ir prašau. Tai, žodžiu, šitas golfas išvažiavo iš šalutinio kelio. Vat iš šito šalutinio kelio. Va čia, kur stovi kitas golfas. Jo, vat šitą, jisai išvažiavo, aš net nespėjau sustabdyti, vat staigiai. Ir jisai sakė, kad, sako, man saulė švietė, aš nemačiau tavęs. Kaip tu galėjai matyti, jeigu čia lygus kelias. Tai, kad ten šiaip saulė, nu galbūt. Bet tai, gerai, kur tai dabar dingo? Kur tai dabar dingo? Ne, vat sėdai ir išvažiavo namo, kur, sėdžiau. Bet va ten išvažiavo? Jo. Volkswagen Golf vairuotoja netrukus grįžo avarijos vietą, paaiškinusi, kad buvo parbėgusi trumpam namo ir mes pakalbėjome apie spalvas. Nu kaip čia dabar atsitiko jums šitą nesąmonę? Tai va, kad jo iš vis net nesimatė. Baltas, sniegas balta ir taip išlindo kaip iš nieko. Tai aš taip ir galvojau, žinokit, kad balta spalva vis dėlto žiemą. Ta balta spalva žiemą visiškai nesimatė. Visiškai. O smūgis buvo net nesiorientuotas. Smūgio būta stipraus, automobiliuose iššaudė saugos pagalvės, tačiau apsieita be sužeistų žmonių. O jeigu taip, belieka užpildyti eismo įvykių deklaracijas ir skirstytis. Taigi viena bėda balta žiema yra tai, jog baltos spalvos automobiliai yra sunkiai pastebimi, ką įrodė ir patvirtino šį avariją. Tačiau žiemą vairavimui trukdo dar vienas nepatogumas, tai žemai besiritinėjanti saulė. Apie tai kitas siužetas. Šeštadienį, kovo 6 dieną, mūsų krašte buvo itin gražus oras, truputį šalta, truputį giedra, o štai saulė, kovo saulė, žiebė į akis netruputį. Saulė ir stop ženklo nepaisimas yra šios avarijos priežastis, kai Minijos gatvėje iš kiemo lindęs Mercedesas, nesustojęs prie ženklo stop, užkliuvo už gatvę važiavusio automobilio Audi. Jis išvažiavo iš stop ženklas. Stop ženklo nesustojo ir va dar saulė, žiūrėkit. Va. Aišku, čia tas stop ženklas yra gerai pasislėpęs už namo sienos ir dar tas saulė žiebusi į akis. Tačiau kaip ten bebūtų važiuojant iš kiemo, čia matomi visi požymiai, kad tai yra kiemas, o ten yra gatvė. Taigi šios laidos avarijų priežastis aptartos dvi – saulė ir balta spalva. O dabar trečioji priežastis – žmogus ir ne šiaip žmogus, o girtas. Sekmadienį nei kovo 6, nei kovo 8, o kovo 7 Ąžuolų gatvėje Klaipėdoje atsitiko toks dalykas. Girti su Forciera atsimušė į stovintį Volkswageną ir bandė pasitraukti iš įvykio vietos. Tačiau čia pro šalį važiavo sąžinės ruporas reidas ir įsikišo į Ąžuolų gatvėje vykusius reikalus. Vienas incidento dalyvis iš pradžių buvo nusiteikęs draugiškai. Kur katastrofa? Jokios katastrofos. Labą dieną. Labą dieną. Prašom. Kas vyksta? Kas dėjai posėdžiai? Kas vyksta, berniukai? Ne, viskas tvarkoja. Labą dieną. Labą dieną, ponas. Nefilmuokit, Palauk. Mane parodysi per televiziją. Ne, tavęs nerodysiu. Atsilori. Tu dar neturi vairuotojo pažymėjimo. Bet aš jau su keturračiu važinėjau. Eik tu savo, rimtai. Sportinį. Ką darom? Dviračiu važinėjau. Ką darom? Kas čia buvo? Aš užrešė galą į varį. Prisigėręs? Jo, prisigėręs, aš Kuris? autobuse su vintom kaktos. Ne, nu jeigu bardačiokai tokie dalykai, tai kaip tu čia pavairuosi kitaip, ne? Nu, tai kaip tu čia kitaip pavairuosi? Kokia ten? Miškų gyrė. Nežinau to. Nežinai, nu tai va. Samogonas? Samogonas? Ne, degtinė tokia. Po to supratęs, kad be reikalo pasigyrė, jog butelis nepradarytas, tad dabar mes jį pasidalinsime, kažkodėl pasidarė agresyvus ir norėjo uždaryti laidą reidas. Štai čia pat, vietoje Ąžuolų gatvėje. Eik savo tvarką, žiūrėk, rais. Kur? Ane, savo tvarką, žiūrėk. Kur žiūrėt, kur? Namuose, Ane, tau reikia, korespondentas. Dar pasakykit. Kokia? Tai čia jūsų tvarka turi būti. Kamerą padarysi. Ką jūs man galite padaryti? Žiūrėkit, kas atvažiavo. Kas atvažiavo? Kas atvažiavo? Tai kad nori vaidinti? Ir jūs nespėjat, ponas, nieko blogo padaryti man, nieko nespėjat. Na, atvykus policijos pareigūnams ir aistroms aprimus reikėjo sudėlioti šioje istorijoje taškus. Tai, kas vairavo, agresyvusis ar nubrozdintasis. Štai kur klausimas. Kur kitą mašiną ištraukė mašiną atgal. Viskas. Pasėmė bumperį ir jau būtų tepęs lydės. Taip jaučiu. Kas buvo prie vairo, nematė net jaunuolis, kuris per savo geranoriškumą vos netapo nusikaltimo bendrininku.
O tu juos pažįsti? Ten meistriukas vienas yra čia, kur garažai yra. O tai kas prie vairo buvo? Kuris paprašė? Mes atvažiavam, čia jau buvo įvykis padarytas. Ir tas paprašė, Bet aš kad tu patrauktum. Betgi matai girti atsimušę, nu. Tai dabar esi... Jinai nevažiuojant yra. Paprašė iš pusnės tas ratas yra, plyšęs veikia. Bet tai vis tiek turtas stovi, supranti, stovi. Jį negalima atsimušti. Tai nereiškia, kad jinai nevažiuojant, tai nereiškia, kad jį turit girti atsimušti, supranti. Dabar kaip esi kaip... Bendrininkas. Netgi jeigu būtų piliečiai blaivus, jie neturėtų teisės pasitraukti iš įvykio vietos. Juk pilta tai įstovinčią mašiną, kurios šeimininkas yra nežinia kur. Abu Ford Sierros ekipažo nariai buvo išvežti į komisariatą, kur agresyvusis įpūs 1,84 promilės alkoholio, o nubrozintasis Olegas, tai yra meistriukas Ford Sierra paėmęs paremontuoti, bet šiai staiga susidūrus su Volkswagen stovinčiu pusnyje įpūs 2,6 promilės alkoholio. A čia didysis meistras yra, jisai mašinas remontuoja. Kuris? O tasai, su praskelta galva, blė. Vėliau vairavimo faktą bandys didvyriškai prisimti agresyvusis pilietis, na ir gerai, neseniai atgavo vairavimo teisę, dabar jie vėl praras. O Olego ir taip bėdos laukia, svetimą mašiną duotą suremontuoti sudaužė ir bus reikalų dabar. Žinia, reidas pradėjo 9-osius savo gyvavimo metus ir gėda prisipažinti, tačiau į Judrėnus važiuojame pirmą kartą. Tiesiog reidų nebuvo čia reikalų ir dabar rodėsi reikalai tik smulkus, tačiau taip tik rodėsi iš pradžių. Iš pradžių buvo avarija, greitosios pagalbos automobilis su ligoniu iš kiemo važiavo atbulas ir užkliuvo už kelių važiavusio Griozdo Ural. O tai matėt, kad greitoji lenda ar ne? Nematėme, važiavo į priekį, paskui vėl traukės. O, aišku. Negalėjo išvažiuoti. Nu va, prakiurdė tokią mašiną, kaip ligonė dabar jausis ten. Aš mačiau iš toliau, pradėjo bus, aš patraukiau į priekį, į man pasirodė pravažiavo jį. O aš mačiau, tai galą jos jau. Supratau. Pačiu galiniu to škaliniu. Supratau. Tai užbuksavot? Bet, ta prasme, jūs o ko atgal važiavot? Ne į tą kiemą pakliuvot? Aš į tą kiemą. Ai, tą. Su ligoniu važinėjau. Ai, su ligoniu? Tai ligonis vidai buvo dar? Kur dabar ligonis? Namuose. Jeigu dėl teisybės, tai ligoniui dėl per avariją patirto streso iš karto susitvarkė širdies ritmas ir jis liko namuose. O dabar išgirsite kalambūrą, kokio dar nesate girdėję reide. Juk dėl to atvažiuota į pačius Judrėnus. Miškovežio Ural vairuotojas Petras nekaltas dėl avarijos, bet kaltas. Miškovežio vairuotojas Petras blaivas, bet girtas. Kaip čia yra? Labai paprastai. Miškovežio vairuotojas Petras neturi teisės vairuoti šio Griozdo, neturi kategorijos, vadinasi, be teisių. Miškovežio vairuotojas Petras neturėjo teisės įpūsti ir 0,30 promilių alkoholio, nes kas leistina lengvojo automobilio vairuotojui, tai yra 0,40, tas draudžiama sunkvežimio vairuotojams. Jie gali pūsti tik iki 0,20 promilių alkoholio, o čia visos 30, kas už tai gresia miškovežio vairuotojui Petrui. Būtų 0,20, būtų viskas Va, tvarkoja. jam da plus 500. Plus 500, Jo. o be kategorijos kiek dar? Nu, va, nu 1000 lik pusantro. Ne, porštako. Štai šią gražią istoriją leiskite pabaigti pirmąją reido dalį. Svarbiausia, kad ligonio ritmas atsistatė, kai langai pradėjo birėti į medikų mašinos vidų. Taigi dabar atsipūskime su Baltikum televizijos reklama, o po reklamos tęsime laidą. Kovo 8-ąją Kužėde moterims kelių policija dalino tulpes. Ar keleivinėme Klaipėdos transporte miestiečiai gali jausti saugus? Bei mūsų pastovios rubrikos nusikaltimas ir bausmė naujienose vėl prisikaupė Klaipėdos apylinkės teismo nutarčių. Laidą pristato didžiausias transporto skelbimų portalas autoplius.lt. Reklama baigėsi, anonsus pamatėte, tad dabar antroji reido dalis.
Kelių policija dažniau dalina baudas negu gėlės, tačiau kovo 8 tai ta reta proga, kai moteris gėlių gali gauti iš pačių netikėčiausių pusių. Tadien Jakų žiedų važiuojančios moteriškės buvo stabdomos ir nebaudžiamos, nes kovo 8 tai ta diena, kai dažniausiai nėra už ką bausti. Kokia jeigu su tulpė bandytum sustabdyti, sustotų ar ne? Ne, būtų raudona, tai sustotų, aišku. Labą dieną. Norim pasveikinti su kovo 8-ąją. Aš jūs gal jūs mane tikrinsit. Šį kartą netikrinsiu. Ačiū labai. Prašom. Viskas taip. Viskas. Viso gero. Labą dieną. Labą dieną. Be draudimo, be techninės apžiūros. Visko neturit. Norim pasveikinti su kovo 8-ąją. Ačiū. Daugiau nieko. Viskas, ačiū, viso gero. Tačiau šventės baigėsi, gėlės taip pat. Kraustomės į miestą. Čia susidūrė du keleiviniai transportai. Pikas, transporto pikas, vakarinis transporto pikas, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Taikos prospekte taika baigėsi tarp keleivinio transporto vairuotojų, kai jų mašinos, beje pilnos keleivių, susidūrė. Atbulas tas važiavo? Ne. Užkišo. Ta prasme kaip? Nu kaip, čia buvo dabar kaip piko valandos stovėjo visą eilę autobusų, mašinų. Supratau. Į priekį dar vieną maršrutkė stovėjo. Mes pajudėjome iš sustojimo, dar priekį važiavo 8 ilgas, Nu ir susidarė tarpiukas ir jis nėrė tą tarpiuką, O man nebebuvo, kur dingsi. Pas jūs viskas tvarkoja autobuse? Ne, žmonių nenukentėjo, lyg tai, bet kol kas, niekas O po to babulė susirinks ir pagalvos, kad skauda galva. Nežinoma, kaip bus. Мама друга станут лайдос. Вы согласны со всем, что рассказал парень? Нет. Не стоящим ударили. А вы стояли уже? Да, я пропустил предыдущую машину, доказать не могу пока. Пока. А когда докажете? У меня пассажирка сидела, и даже этот момент, этот удар, она стояли. Мы пропустили 9 маршрут, а он врезался. Iškyla problemų, atvažiuos policija ir problemos baigsis. Yra du problemų sprendimo būdai. Maršrutinio taksi vairuotojas prisima kaltę dėl to, kad rikiavosi, lindo į tarpą, kol gavo galan ir dėl to įvyko avarija ir pildo deklaracijas. Arba važiuojame į kelių policiją ir kai ten pradės pildyti popierius policija, tai gali nukentėti ir finansiškai, ir dvasiškai, jeigu staiga sumanytų komisaras 3 mėnesiams vairuotojo pažymėjimą atimti. Atrodo, laida eina į pabaigą, jau to jau kovo vidurys, o žiemos galo nematyti. Dar kartą galime padėkoti mirksėjusiam, vadinasi, iš tiesų važiuojame teisinga kryptimi. Ten priekyje yra avarija, o šalia ir policija. Tiesa, avarija smulki, bet vis tiek nesmagu, kai 7:30 ryto nuvažiuoji nuo kelio ir atsimuši į vienintelį medį. Va ten, kur tas griuvys yra, įvažiavau į kelį, į tas griuviukas, kur yra... Prie pėsčiųjų perėjo? Ne, ten toliau, jo, priešai, ten va tas... Krovininis autotransportas įvažiuoja prieš priešinę eismo juostą, praktiškai įvažiuoja skiriamąją, kad nesusidurt su tais, tai ta prasme įvažiavau į... Jūs į dešinę truputį Jo, padaviau per daug į dešinę, įvažiavau į kelkraštį, kad ištraukti, paskui išvažiuojant išmetė prieš priešinę eismo juostą, tai ir sumėtė. Tai žinokit, su tais transportais aš jums papasakosiu, kaip čia būna. Jie išvažiuoja čia į priešpriešą, žmogus metasi į kelkraštį. Ir taip užsimušė taksistas praeitais metais. Lygiai taip pat. Tai mano, čia greitis buvo nedidelis, tai va, tik tai, kad aš, greitis nedidelis buvo, tai va, jeigu būtų didesnis greitis, tai arba į tą pusę būčiau davęs, čia tik tai nedaug tesumėtė. Taip, kad jūsų greitis mažas buvo matosi pagal apgadinimus ir pataikyti vienintelį medį, kaip matau. Taip. Kilometras viena pusė, kilometras viena, medžio nėra. Čia aišku posūkėlis toks, kad vilkikai lėkdami pro tilvikus nesibodė išvažiuoti priešpriešą, ar plungėn važiuotų, ar atvirkščiai. Kita vertus, nutirps sniegas ir pasimatys, kad čia kelio danga gerokai apkramtyta. Pamenate, siužeto pradžioje vienas automobilistas pamirksėjo, pranešdamas, kad priekyje yra policija. Tai štai, priminame, kad važiuoti visai be šviesų yra dar pavojingiau. Garantuotai sustabdys policija ir paklaus, kur dingo elektrėnų žiburiai. Kur lempos jūsų lempos? Įjungtos? O dabar įjungtos, dabar. Kitą kartą perikliūt gali. Apie masinius ilgojo savaitgalio policijos reidus sužinosite kitame reide. Toks buvo mūsų trumpas atokvėpis, o dabar prie reikalų. Žinia, reidų reikalai ne patys maloniausi. Kraustomės į miestą.
Antradienį Liepų ir Artojų gatvių sankryžoje sudužo vos prieš parą išnuomotos automobilis Opel Corsa, kuriuo į Palangos oro uostą skubėjo užsienietis, ir Šilutiškių automobilis Renault. Parvažiavau ir žadėjau sukti link stoties, ar ne? Nu va, šitą juostą važiavau ir sukausi link stoties. Žmogus parskrido dideliu greičiu, kaip dabar paaiškino, kad jisai skubėjo į oro uostą. Matyt, pamatęs, kad nesustos, ar ką jisai metėsi, matyti mane ir atsidūžė mane. O iš kur jisai, palaukite, Irgi iš paskos manęs važiavo. Paskui jis važiavo? Paskui mane O dabar važiavo. šitie dabar sugadinimai tada, šonas. Aš važiavau čia ir rodžiau posūkį, sukausi link stoties. Taip? Taip. Jis važiavo dideliu greičiu link manęs. Nesugebėjo mane sustoti. Taip, paskui, visiškai gal šalia. Nesugebėjo sustoti, jis matyt kliūdė mane ir mus užnešė ir tiek, nežinau, nes viskas labai greitai įvyko. Reikia pastebėti, kad čia iš Liepų gatvės sukti į kairę kalnan draudžia kelio ženklai. Čia į autobusų stotį, kaip norėjo Šilutiškiai, galima važiuoti tik iš dešinės kraštinės juostos kylant ant viaduko. Ir apskritai, šūkių išsimėtymas ir apgadinimų pobūdis rodo tik vieną. Čia manevrą bandyti atlikti ne iš kraštinės juostos. Taip Renault šonas atsidūrė prieš oro uostan skubančios Corsos nosį. Trečiadienį prieš 8 valandas ryto Prano Lydeikio gatvėje susidūrus dviems automobiliams buvo sužeista keleivė. Avarija vyko, kai spiginanti žema rytinė pavasario saulė apakino abu vairuotojus važiavusius link miesto nuo Melnragės. Vienas sustojo, kad nusivalytų priekinį stiklą, kitas dėl saulės jo nepamatė. Nors Mazdos vairuotojas valęs priekinį langą po Audi smūgio į jo mašinos galą perskrido per automobilį, sužeidimų jis išvengė. Aš stovėjau, aš užtraukė langus prieš saulę sustojau, kad nemačiau kur važiuoti. Ir išlipau ir gavau į užpakalį. O avarinį, tarkim, įjungėt? Avarinį. Įjungėt? Nesimatė žmogus, sako, mano mašina iš garažo nieko nesimatė visiškai. Žmogus sustojo irgi saulė, sustojo va čia į kalniai nusivalyti langus, nematė, aš matau tuos susidėjus, iš garažo mašiną išvažiavusi. Kaip sakant, langai švarus, bet faktas tas, kad nematyti, aš ją pamačiau prieš metrą. Po avarijos į ligoninę buvo išvežta Mazdos keleivė ištirti, ar neatsinaujino senos traumos, nes moteris prieš kelis metus šioje pačioje vietoje jau buvo sužeista per masinę automobilių katastrofą, kai vienoje viaduko pusėje susidūrė 5 automobiliai, kitoje 6. Tada buvo labai slidu. Slidu buvo ir dabar, nors ši avarija vyko ne dėl kelio dangos, o dėl saulės ir laiku nepastebėtos stovinčios mašinos. Čia kelio ženklų, kad stovėti draudžiama nėra, ir avarija vyko dar neprivažiavus viaduko ribų. Mūsų rubrikoje nusikaltimas ir bausmė vėl prisikopė Klaipėdos apylinkės teismo nutarčių. Tai buvo kone pirma girta šių metų avarija mieste, kai sausio 6 dieną pilietis Dimitrijus Audi A8 pilotas nesuvaldė automobilio, išvažiuodamas iš Žvejų į Pilies gatvę. Išvažiavo priešpriešą ir pylė į automobilį Volkswagen Passat. Jis nuo senamiesčio, nuo Mėmelio pusės suko į kairę, neišsuko, išvažiavo į priešpriešą. Nebesuspėjau išsukti, trenkėmės. Audi A8 vairuotojas bandė suvaldyti mašiną apautą plikomis padangomis. Tačiau ne kaliošose esmė, o promilėse. Tiesa, jos nedidelės, tačiau tai Klaipėdos apylinkės teismo nesugraudino ir vairuotojas buvo nubaustas 4000 litų bauda, vairuotojo pažymėjimą sulaikant 3 metams. Beje, Audi stovi iki šiol saugomų automobilių aikštelėje. Ten dar palaikys, tai prikapsės antra bauda. Už aliuminę Audi tiek negausi. Sausio 19 dieną Liepų ir Šiaurės prospekto sankryžoje mažai valgęs ir į tuščią skrandį alkoholio įpylęs Saab 9000 vairuotojas atsimušęs į Škodą įpūs 3,2 promilės alkoholio. Be draudimo, be nieko važiuoja? Ja. Kodėl? Nėra. Nėra? Pinigų. Ko draudimui? Ot atsakymas. Su to, ką mašina važiuoja dar Saabai, tuo ir retenybė bus parduotumėt, žinotumėt, turėtumėt pinigų labai daug. Bauda standartinė 4000 litų ir 36 mėnesiams atimtas vairuotojo pažymėjimas. Kad standartai populiarūs įrodo ir kita istorija. Sausio 27 dieną Šilutės ir Baltijos prospektų žiede pilietis Ruslanas su Fiatu atsirėmęs į Audi galą įpūs 2,22 promilės alkoholio. Bauda maždaug, žinot, maždaug bauda. Kiek? Ne, tai aš tau galiu pasakyti, dabar duoda vidurkį 4000 litų ir 36 mėnesį matymą vairuotojo pažymėjimą.
Kaip sakėme, taip ir buvo nubaustas, nors po įvykio Fiato vairuotojas operavo garsiomis pavardėmis, teismas to neišsigando ir pilietis buvo nubaustas 4000 litų bauda, vairuotojo pažymėjimą atimant 3 metams. 3 metai be vairo, po to vėl į kursus, apie alkoholio žalą paklausyti, gal eismo taisyklės naujos atsiras, žodžiu 3 metų pamąstymams turėtų užtekti. Nuo sausio 24 vakaro herojus Laukininkų gatvėje buvo nubaustas nestandartinė 5000 litų bauda. Svarbus dokumentas, vairuotojo pažymėjimas neatimtas, nes jo tiesiog neturėta. O juk būtų turėjęs, tai yra pramokęs važiuoti, tokios nesąmonės nebūtų padaręs. Atbulas į stovinčią mašiną ir dar girtas. Žodis girtas vis dažniau pradėjo skambėti reido laidoje, tad apie antialkoholinius policijos reidus mūsų kitose laidose. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad išklausėte. Jeigu ką, susitiksime kitą pirmadienį 15 minučių po 8 valandos vakaro. Būkite aplankyti. Sudie. Laidą pristatė didžiausias transporto skelbimų portalas autoplius.lt.